Du narai nusprendžia nerti į vieną pavojingiausių urvų pasaulyje. Vieno naro kūnas buvo rastas po 10 metų, o kito prireikė beveik 21 metų, kol jį pavyko surasti po 3 nesėkmingų bandymų ir atsitiktinio aptikimo. Tai yra Kento Morpino, Marko Brashiero istorija ir bandymas ištraukti jų kūnus iš Jokūbo šulinio Heiso apygardoje, Teksase. Jokūbo šulinys yra gėlo vandens šaltinis. Pirmą kartą užfiksuotas apie 1850 metus, kurio paviršiuje šulinio skersmuo siekia 4 metrus. Jis leidžiasi iki 43 metrų giliausio užfiksuoto taško ir tęsiasi 1310 metrų iki tolimiausio užfiksuoto taško. Vėsus ir skaidrus vanduo Jokūbo šulinyje kyla iš trinities vandeningojo sluoksnio. Šaltinio paviršius iš esmės yra žemiau aplinkinio vandens lygio. Tai reiškia, kad vanduo iš šaltinio išstumiamas aplinkinio gruntinio vandens lygio svorio. 1924 metais vandens srautas į šaltinį pirmą kartą buvo išmatuotas mažesnis nei 1 kubinis metras per sekundę. 2000 metais šulinys nustojo tekėti. Nuo to laiko jis nustojo tekėti 4 kartus, o paskutinį kartą 2022 metų Liepą. Tai nutinka, kai gruntinio vandens lygis nukrenta ir nebelieka pakankamo vandens slėgio, kad šaltinis galėtų tekėti aukštyn. Mažesnis srautas leidžia narams lengviau patekti į urvų sistemą, nes jiems nereikia kovoti su srove. Į šią urvų sistemą nėra saugu patekti. Nors nardymas urvuose turi savo pavojų, 3 dalykai, dėl kurių Jokūbo šulinys yra pavojingesnis, yra vandens srautas, prieš kurį narui reikia kovoti. Pakeliui į vidų. Siauri praėjimai tarp kamerų, kurie dažnai leidžiasi žemyn, ir nestabilus žvyras, galintis užpildyti tuos jau ir taip siaurus praėjimus. Viena iš šių siaurų vietų vadinama gimdymo kanalu. Maždaug 21 metrų gylyje, po to, kai narai nusileidžia žvyro šlaitu, jie turi prasistumti pro angą, kuri gali būti vos 38 cm pločio, priklausomai nuo to, kiek žvyro nuslinko žemyn šlaitu. Šlaitas atsiveria į platesnę kamerą. Dažnai narams tenka prasikasti kelią per žvyrą, tada perstumti savo įrangą per kanalą priešais juos ir į kamerą. Praėję šį siaurą kanalą, narai patenka į kamerą. Per daugelį metų Jacobo šulinyje buvo užfiksuotos net 9 nardymo su akvalangu mirtys. Gali būti ir daugiau neužfiksuotų mirčių. Šiandien, norint nardyti urvų sistemoje, reikia leidimo. 1979 m. rugsėjo 9 d. 2 narai atvyko prie Jacobo šulinio, ketindami nardyti urvų sistemoje. Jie atvyko su maždaug 20 žmonių grupe, tačiau šie 2 nori patekti į urvą prieš tai, kai didelė grupė gali sujudinti nuosėdas urve. 23:30 vakarą, kai jie atvyko, jie įbrenda į vandenį, kai dauguma kitų dar tik stato stovyklą. Kent Morpinas ir Markas Brashieris yra patyrę narai, kuriems vos per 20 Kentas yra instruktoriaus asistentas. Jis nardo nuo 12 metų. Jie nori ne tik pirmieji nerti į urvą, bet ir pasiekti paskutinę užregistruotą kamerą, kuri garsėja mirtinais incidentais. Markas ir Kentas leidžiasi žemyn į pirmąją kamerą, kur šaltinis atsiveria į paviršių. Tai 9 metrų kritimas iki platformos, nuo kurios jie pasuka ir juda į šoną į kitą kamerą. Antra kamera yra ilga nuožulni kamera. Antrosios kameros apačioje yra siaurėjantis praėjimas į trečiąją kamerą, vadinamą gimdymo kanalu, maždaug 23 metrų gylyje. Perėję gimdymo kanalą į trečiąją kamerą, Kentas ir Markas randa keletą kitų narų, tyrinėjančių tai, ką visi laiko paskutinę saugią kamerą urvų sistemoje. Markas ir Kentas nusitaikė į prizą, apie kurį žino, kad jis jau pareikalavo 4 kitų narų gyvybių – 4-ąją kamerą. Jie leidžiasi žemyn nuožulniu žvyro dugnu iki 4-osios kameros įėjimo, esančio maždaug 27 metrų gylyje. Tai jau beveik ta riba, kai narai pradeda jausti azoto narkozę. Azoto narkozė – tai neurologinis poveikis atsirandantis kvėpuojant azotu esant slėgiai. Jos sukelia azoto molekulės kvėpavimo dujose, kurios esant slėgiui susispaudžia arčiau viena kitos ir tada riboja neuronų srautą smegenų sinapsėse. Nardytojai tai patiria kaip išgėrę martinio. Kuo giliau neri, tuo daugiau martinių.
Tai praeina taip pat greitai, kai kylate į viršų. Kentas nusimauna savo nardymo įrangą, apsisuka ir atbulas įlenda į tunelį, vedantį į 4. kamerą. Markas paseka ir daro tą patį. Džomojus yra 3 kameroje ir mato, kaip Markas atbulas įlenda į tunelį tik su viena lempa ir be vedlinės ritės. Jis priplaukia ir pamirksi savo žibintuvėliu Markui, bandydamas atkreipti jo dėmesį ir suabejoti šio veiksmo teisingumu. Mano nuomonė, Markas tarsi apimtas tunelinio matymo, jis net nepakelia akių. Jis tiesiog atsitraukdamas įlenda į tunelį. Nei Kentas, nei Markas daugiau nebepasirodo. Džomojus yra šokiruotas tuo, ką tik pamatė. Jis laukia tiek, kiek leidžia oro atsargos, tada palieka vieną iš savo žibintuvėlių prie 4. kameros įėjimo, tikėdamasis, kad du narai pamatys šviesą. Tada jis apsisuka ir išeina iš urvo, kad praneštų kitiems narams. Kildamas į paviršių, Džo sunkiai susitaiko su tuo, ką pamatė. Jis žino, kad kyla į paviršių organizuoti paieškos. Širdyje jis tikisi, kad tai bus gelbėjimas. Protu jis žino, kad tai bus kūno iškėlimas. Džo iškyla į paviršių ir praneša kitiems narams, kas nutiko. Vietos teisėsaugai išsiunčiamas pranešimas. Polas Batagalija yra policijos pareigūnas ir urvų naras policijos nuovadoje. Jis gauna pranešimą organizuoti gelbėjimo operaciją. Praėjus valandai po pirmojo skambučio, Polas Batagalija atvyksta į Dono Diblo namus. Diblas yra buvęs karinio jūrų laivyno naras, urvų nardymo ekspertas, nardymo instruktorius, vietinės nardymo parduotuvės savininkas ir kartu su Batagalija Heiso apygardos savanoriško kūnų iškėlimo būrio narys. Diblas ir Batagalija aptaria, kaip vyks gelbėjimo operacija. Jie tai vadina gelbėjimu, tačiau žino, kad tai kūno iškėlimas. Kūno iškėlimo planas nuo gelbėjimo skirsis tik nežymiai, todėl jie pradeda vykdyti savo planą. Jie iškviečia kitus kūnų iškėlimo būrio narius, nuvažiuoja į Diblo nardymo parduotuvę pasiimti įrangos ir vyksta prie Jokūbo šulinio. Maždaug po 15 minučių nuo išvykimo iš nardymo parduotuvės jie atvyksta tamsoje. Grupė iš Pasadenos jau buvo vandenyje ir ieškojo 2 dingusių narų. Jie praneša Diblui, kad nepavyko iškelti nei Marko, nei Kento ir jie išieškojo visą urvų sistemą. Jie įsitikinę, kad abu narai yra 4. kameroje, nes vienas iš narų mano matęs įrangą užverstą žvyro nuošliaužą praėjime, vedančiame žemyn į kitą kamerą. Šis naras, kurio vardas nėra minimas jokiose mano rastose ataskaitose, teigiama atliko 2 po 19 minučių trukmės nėrimus, vieną po kitą. Jis pastebėjo kūnus ir tada nuėjo namo pailsėti, kur jam išsivystė dekompresinė liga ir teko gydytis rekompresijos kameroje. Tai parodo vieną didžiausių problemų bet kokioje gelbėjimo operacijoje. Kai narai patenka į bėdą, dažniausiai taip nutinka todėl, kad jie rizikuoja saugumu ekstremaliose aplinkose. Gelbėtojai tada atsiduria tokioje padėtyje, kur ir jiems tenka rizikuoti dar labiau. Dar blogiau, jie jaučia laiko spaudimą, kuris dažnai lemia prastus sprendimus. Nardymo planavimo lentelės naudojamos apskaičiuoti, kiek laiko naras gali išbūti tam tikrame gylyje ir kiek laiko jam reikia praleisti ne vandenyje tarp nardymų. 42 metrų gylyje galite išbūti tik 8 minutės, kol nardymas tampa dekompresiniu ir kylant reikia daryti saugos sustojimus. Po to turite praleisti ne vandenyje ne mažiau kaip 1,5 valandos, kol galėsite leistis į kitą nardymą. Taigi šis naras atliko 2 dekompresinius nardymus be jokio intervalo tarp jų, kad galėtų bandyti išgelbėti gyvybės. Ir dėl to jis susirgo dekompresinė liga. Vis dar tamsu ir pirmoji Dono mintis – palaukti, kol prašvis. Jo patirtis iškeliant X asmenis rodo, kad jie paprastai būna pasiruošę laukti iki saulėtekio. Jis vadina mirusius kūnus X asmenimis, kad atsiribotų nuo realybės, jog tenka susidurti su jau nebegyvais žmonėmis. Tai per daugelį metų kūnų paieškose išsiugdytas jo susidorojimo mechanizmas. Tačiau oloje dieną taip pat tamsu kaip ir naktį, todėl jis siunčia 2 narus į vandenį įvertinti situacijos. Jie grįžta į paviršių ir praneša Donui, kad tai nebus paprastas kūnų iškėlimas. Jie nemato kūnų, bet mano, kad jie palaidoti po žvyru praėjime, vedančiame į 4. kamerą.
Jie jaučiasi labai neramus dėl minties bandyti ištraukti kūnus, tai mato, kad daugiau žvyro gali lengvai nuslysti nuo šlaito ir užversti bet kurį gelbėtoją, kasantį siaurame praėjime. 10 val. Ryto. Donas siunčia dar 2 narus žemyn. Jie pradeda šalinti akmenis ir žvyrą prie 4 kameros įėjimo. Jie tikisi iškasti kanalą, kad galėtų patekti į kitą kamerą, tačiau visi akmenis, kuriuos jie pašalina, greitai vėl užsipildo žvyru. Donas nusprendžia pats pasižiūrėti. Jis ir bičiulis pasiima kelis papildomus atsarginius balionus, kuriuos palieka 8 metrų ir 23 metrų gylyje grįžimui atgal. Donas pasiekia kameros įėjimą, esantį 43 metrus po paviršiumi. Praėjimas siaurėja tarp lubų ir žvyro. Jis nusprendžia šiek tiek įsisprausti, kad pabandytų pamatyti praėjimo galą. Jis įsispraudžia iki pečių, kai iš paskos pradeda slinkti žvyras, įkalindamas jį beveik taip pat, kaip ir 2 narai, kurių kūnų jis ieško. Dono kvėpavimas pagreitėja, o širdis ima stipriai plakti. Jis iš karto supranta, kad pateko į bėdą, tačiau ramiai, kaip būdinga tik patyrusiems, bando išsilaisvinti. Pirmiausia, jis bando pajudinti rankas, bet jos įstrigusios labai tvirtai. Jis net negali patraukti valo iš ritės. Kai jis muistosi, aplink jį pribyra dar daugiau žvyro. Nors protas jam sako išlikti ramiam, jis pradeda panikuoti. Jis pradeda rangytis ir suktis, bandydamas išsilaisvinti. Jis godžiai įkvepia oro ir sunkiai nuryja seilę. Tuomet, savo nuostabai ir palengvėjimui, jis pajunta, kad žvyras atlaisvėja. Žvyras slysta po juo ir jis sugeba išlysti atgal pro praėjimą. Tačiau jis tiek daug oro įkvepia ir prarijo, kad jo balionai jau tušti. Sviruodamas ir apsvaigęs, jo bičiulis įkiša atsarginį reguliatorių Donui į burną ir pradeda jį vesti atgal į viršų per kamerą. Kitoje gimdymo kanalo pusėje yra atsarginis balionas. Donas turi greitai ten patekti, bet oras, kurį jis prarijo, dabar plečiasi jo skrandyje. Oras yra suspaustas po vandens slėgiu. Kai oro burbulas kyla į viršų, jis plečiasi. Taigi nedidelis oro kiekis, kurį Donas prarijo, dabar plečiasi nuo 43 metrų iki paviršiaus. Kai jis pasieks paviršių, oras išsiplės iki 5 kartų didesnio tūrio, nei buvo tada, kai jis jį prarijo. Dono skrandis taip išsipučia, kad jis atrodo tarsi nėščias. Jis nuvežamas į rekompresinę kamerą, tačiau gydymas niekaip nepalengvina jo skausmo. Jis perkeliamas į kitą ligoninę, kur rentgeno nuotrauka parodo, kad jo skrandis yra plyšęs ir oras užpildė pilvo ertmę. Jo gydytojas apibūdina operaciją, kurią jis atlieka, tarsi pjautų į krepšinio kamuolį, kuris iš karto subliūkšta. Dono ligoninės sąskaita palieka jam $8,000 skolą, nes jo draudimas buvo pasibaigęs. Per kelias savaitės po to nardymo bendruomenė susivienijo ir surinko lėšų, kad padėtų Donui. Sugrįžusi Jacob's Well, paieškos ir iškėlimo operacijas tęsia dar vienas nardymo bendruomenės lyderis – Donas Brodas. Brodo su Jacob's Well sieja seną istoriją. Pamatęs, kaip narai patenka į bėdą, Brodas susitarė su žemės savininku, kad galėtų valdyti šią vietą. Jis pradėjo imti įėjimo mokestį, kurį naudojo šulinio prieigos reguliavimo išlaidoms padengti. Tokiu būdu jis galėjo įsitikinti, kad narai turi tinkamą pasirengimą ir patirtį nardyti tokioje sudėtingoje aplinkoje. Tačiau kiti nardymo centrai ir instruktoriai nenorėjo mokėti įėjimo mokesčio už vietą, kurioje anksčiau turėjo visišką laisvę. Skundai pasiekė žemės savininką, kuris vėliau leido sutarčiai pasibaigti, ir Brodas nebeturėjo galimybės reguliuoti saugumo standartų šiame šulinyje. Dabar Brodas grįžo padėti ištraukti 2 narų kūnus ir žino, kad to būtų buvę galima išvengti, jei jis vis dar būtų kontroliavęs situaciją. Jis atideda savo nusivylimą į šalį, kad galėtų padėti ištraukti šių 2 jaunų vyrų kūnus. Brodas apžiūri vietą, kurią jis gerai pažįsta. Jis parengia planą, kaip pašalinti žvyrą, pripildant tinklinius maišus ir iškeliant juos į paviršių su kelimo maišais. Jie pradės nuo šlaito viršaus ir dirbs žemyn, užtikrindami, kad šlaito viršuje neliktų žvyro, kuris galėtų nuslysti žemyn ir užpildyti praėjimą, iš kurio jie iškasa žvyrą. Jis praneša šeimoms ir valdžios atstovams, kad šioje vietoje kasimo darbai užtruks daug savaičių, galbūt net mėnesių. Kento ir Marko tėvai buvo informuoti ir jie atvyksta prie šulinio.
Kento tėvą pribloškia narų bendruomenės palaikymas, kuris susibūrė bandydamas surasti jų sūnaus kūnus. Vietinis bankas sukuria fondą, o bendruomenė pradeda aukoti pinigus, reikalingus Kento ir Marko palaikų iškėlimo logistikai paremti. Šeimoms ir valdžios institucijoms dabar tenka sunki užduotis – pasirinkti, kas turi geriausią planą jų artimiesiems surasti. 2 narai yra mirę ir dingę. Vienas pramoginis naras susirgo dekompresinė liga, kitam profesionaliam paieškos ir gelbėjimo narui plyšo skrandis. Dar vienas urvų specialistas turi ambicingą planą – rankomis kasti šią vietą kelis mėnesius. Sielvartaujantis ir galbūt desperatiškai norintis kuo greičiau atgauti savo artimųjų kūnus, kartu su valdžios atstovais, kurie nori greito sprendimo, jie ieško alternatyvos. Jie randa šią alternatyvą pas komercinę nardymo įmonę Schaefer Diving Company iš Freeporto. Įmonės savininkas Louisas Schaeferis žurnalistams sako, taip, mes juos ištrauksime. Jis atveža rekompresinę kamerą, oro kompresorius ir žvyro siurbimo įrangą. Operacijos kaina prasideda nuo $5,000 už įrangos atgabenimą ir siekia $2,500 už dieną. Levisas tikisi užtrukti 2 ar 3 dienas. Jis ir jo komanda įrengia įrangą ir pradeda siurbti purvą bei žvyrą iš praėjimo. Komerciniai narai naudoja paviršinio oro tiekimo sistemą. Tai reiškia, kad jie turi umbilikalą, kuris tiekia orą iš paviršiuje esančių kompresorių ir dvikryptį ryšį. Dideli akmenys dedami į maišus iš džiuto ir ištraukiami virvėmis, vadovaujant savanoriams narams. Žvyras išsiurbiamas naudojant ilgus vamzdžius, kurie žvyrą siurbia kaip didelis dulkių siurblys. Keletą dienų tęsiasi smėlio ir žvyro siurbimo rutina. Nekartą komerciniai narai ryte nusileidžia ir randa, kad į praėjusią dieną išvalytą praėjimą vėl prisikaupė žvyro. Praėjus beveik savaitei nuo operacijos pradžios, vienas iš narų įstringa žvyro nuošliaužoje, tačiau jo kolegos greitai jį išlaisvina. Nors tai sukrečia narus, po kelių dienų kasimo jiems pavyksta įleisti kamerą į praėjimą. Grupė žmonių apžiūri įrašą ir mano, kad mato metalinį balioną, tačiau vaizdas nėra pakankamai aiškus, kad būtų galima būti tikriems. Kitą dieną jie tęsia kasimą, kol vienam iš narų pavyksta beveik visiškai pralysti pro angą. Jis praneša, kad mato dalį kameros, bet negali nueiti pakankamai toli, kad pamatytų visą kamerą. Yra 2 dideli rieduliai ir kelios tonos žvyro, kuriuos reikia pašalinti. Louiso Schaeferio dešinioji ranka, Billas Wrightas, kuris atsakingas už nardymo vietą, surengė spaudos konferenciją ir praneša, kad jiems baigėsi pinigai. Jie neria neuždyką ir kažkas turi apmokėti jų sąskaitas. Billas su savo vyrais apsistoja vietinėme viešbučio kambaryje ir laukia kelias dienas, kol galiausiai valstijos senatorius iš Pasadenos patvirtina, kad padengs iki šiol susikaupusias įmonės sąskaitas. Ir tada Louis Schaeferis pasako, kad nuo šiol įmonė dirbs nemokamai. Nardytojai po kelių dienų politinių žaidimų grįžta į vietą, tik tam, kad pamatytų, jog visas praėjimas vėl užverstas žvyru. Iškviečiama antra narų įmonė, kad pateiktų savo nuomonę ir visi jie prieina prie tos pačios išvados. Paprasčiausiai nėra jokio saugaus ir ekonomiškai pagristo būdo iškasti visą žvyrą iš Jokūbo šulinio taip, kad būtų galima patekti į 4. kamerą ir ieškoti Kento ir Marko kūnų. Kento tėvas yra dėkingas, kad tiek daug žmonių rizikavo savo gyvybėmis, bandydami padėti surasti jų sūnų kūnus. Tačiau jis taip pat nerimauja, kad dar daugiau žmonių gali būti sužeista ar net žūti, jei jie toliau bandys eiti toliau. Praėjus 12 dienų po to, kai dingo 2 narai, paieška nutraukiama. Donas Diblis atsigauna po įvykio gimdymo kanale ir su draugų grupe grįžta nardyti į Jokūbo šulinį. Jie pradeda įtvirtinti grotas, kurios neleis narams patekti toliau už gimdymo kanalą. Po kelių mėnesių Diblis sugrįžta ir randa, kad jo grotos buvo pašalintos, o jų vietoje paliktas raštelis. Jūs mūsų nesulaikysite. 1981 metais per potvynį vandens lygis sistemoje pakilo tiek, kad susidarė srovė į urvų sistemą ir Marko Brashiero palaikai buvo išplūti iš šulinio. Per daugelį metų keičiantis srovėms, praėjimo žvyras pasislinko tiek, kad San Markoso apylinkių iškėlimo komandos nariai galėjo patekti į urvą. Praėjus 21 metams po nelaimės, Kento Morpino palaikai pagaliau buvo iškelti. Jo tėvai sužinojo, kai žurnalistas jiems paskambino paprašyti komentaro. Norėdami pamatyti daugiau vaizdo įrašų apie nelaimės, dabar spauskite nuorodą ekrane.